Labas rytas, dabar jau yra 3 diena Valencijoje. Iš tikrųjų neplanavau tiek ilgai užsibūti, tačiau nuvykus į klinikas daktaras rekomendavo šiek tiek pailsėti, leisti kūnui atsigauti, sugyti žaizdoms, sumušimams, kaulų lūžiams, durtiniams, šautiniams žaizdoms. Dabargi aš jau esu pasiruošęs ir sugijęs kelionį. Dar trumpam labai kviečiu į žemėlapių kambarį. Taigi prieš keletą dienų su Vyčiu pasiekę Bardenas Realės dykumą. Mes išsiskyrėme miestelyje ir pasileidome savais keliais. Šiandieną tikslas yra važiuoti toliau į pietus, leistis kur dar šilčiau. Taigi važiuojam. Diena be rūpesčių, be įtampos, bent jau tai buvo parašyta brošiūroje. Iššokau aš į maršrutą, jis iš karto buvo labai paprastas, tiesiog vingiuotų, visiškai naujų plentukų nutiestų keliu per kalnus, važiavau nemažą dalį kelio. Vėliau išsukau į prastesnį, į gruntinį kelią, teko kirsti vieną kalną. Vėliau buvo miestukų, visiškai atrodytų apleistų, nors mačiau lyg ir gyvena kažkas, tai tenai buvau sustojęs pavalgyti, atsigėriau kavos ir judėjau toliau. Vėliau mane pasivijo gan stiprus vėjas, o dar truputėlį pavažiavus ir lietus, taigi teko sustoti ir kalnų namuke palaukti, kol nustos lyti. Nustojus lyti, vėl leidausi į kelią. Ne, iš tikrųjų taip nebuvo, lijo vis stipriau ir teko maždaug valandą važiuoti per gan stiprų lietų. Dabargi aš jau sveikinuosi su jumis iš kitos dienos, iš savo viešbučio, kuris yra panašus į sandėlį. Realiai čia ir yra sandėlis, jame yra įrengtas viešbutis. Šiandien vėjas irgi yra labai stiprus, tiesa nelyja ir tam, kad nelytų, aš šiek tiek pakeičiau maršrutą ir važiuosiu pakrantę, nes ten, kur buvo suplanuota šiek tiek per kalnus, dėja visas 3 dienas žada lietų ir 7 laipsnių temperatūra, kas apačioje yra maždaug 17. Tai pasirinkau lengvesnį šitą kartą kelią, tai deduosi daiktus ir pirmin.
Šiuo metu važiuoju upės vaga, bet dėja nepanašu, kad čia neseniai būta vandens. Bet užtat gan techniška. Ganėtinai trial zona. Diena be rūpesčių, be streso. Na, bent jau tai buvo parašyta brošiūra. Ne, pala. Čia buvo vakar. Šiandien aš turėjau važiuoti prie jūros, kur šilta. Bet gavosi taip, kad nusukau vis tiek į maršrutą ir kilau kalnais, leidausi slėniais. Maršrutas, aišku, pateikė ir šiokių tokių iššūkių sudėtingų. Dėl prasidėjusio lietaus gruntas labai patižo, purvas ir molis lipo ant ratų ir buvo gan sunku važiuoti ir buksavo motociklas. Vėliau pasiekęs savo numatytą tikslą, tai yra potvynio rizika įvardinta maršruto vietą. Deja, jokio potvynio neradau. Radau sausą upės vagą, kurią pasinaudodamas progą ir pravažiavau kaip trial zonoje. Gerai, kviečiu prasivažiuoti šiek tiek upės vaga, nežinau kiek pavyks, kiek ten nebus kokių kliučių. Važiuojam. Tai būtų juokinga, jeigu prasidėtų dabar potvynį. Oi, palaukit. Čia. Nu, smūgis tai buvo rimtas. Tikiuosi nebėga po apačią. Vėliau pasivijo gan stiprus lietus, taigi skubėjau atgal iki jūros, pasižadėdamas kitą dieną nebevažiuoti jau į kalnus. Dabar jau yra kita diena, turbūt 10 ar 11 kelionės diena. Šiandien aš jau nebeskubėsiu, atsigersiu savo ledinę 2x3x flat white su skoniu ir nusiplausiu motociklą. Taigi motociklas yra nuplautas ir iš tikrųjų šiandieną nėra jokių planų. Jaučiu, kad tiesiog kokį 100 kilometrų pajūriu nuvažiuosiu, susirasiu savo nakvynę šiandieną. O rytoj žadam nustoti Lyti kalnuose ir labai norėčiau pasiekti Gorafės dykumą, kanjonus, tenai pasivažinėti. Tai va. Išsukus iš pagrindinio kelio, važiuojant kelis kilometrus tokiu, sakykime, gan sudėtingų, akmenuotų labai kalnų keliuku, nusileidi į kuo puikiausią privatų visiškai paplūdimį, kur būtų galima drąsiai palapinę statyti ir likti nakvoti su laužu. Bet aš dar radau aukso kasyklą, va tenai už šito kalno dar 30 km pavažiavus. Tai pradžioje aš iki tenai, o po to ieškosiu nakvynės. Rodalquivillaro aukso kasykla mena Romos imperijos laikus. Tuomet, aišku, jinai taip nesivadino, nes dar ir kaimelio to nebuvo, bet per amžius buvo daug bandymų išgauti aukso.
Pradžioje rankomis kasė žmonės, kai per metus išgaudavo maždaug 50 kg aukso, o vėliau, pritaikant dinamitą bei kitokias technikas, buvo išgaunama net iki 2 tonų aukso per metus. Vidury 20 amžiaus pasikeitus politiniam aplinkybėm, aukso gavyba sustojo, įrenginiai ir metalinės konstrukcijos buvo surinktos beigi parduotos. Taigi saulė pasislėpus už kalnų, temstant važiavau keliuku, kuris vingiavo pačiu paplūdimiu. O smėlis buvo toks purus, kad teko padirbėti ir man, ir motociklui, kad neužbuksuoti. Dar keletą kartų kirtau upę svagą, tačiau dėl sausrų ir panašiai jos visos yra sausos. Dabargi jau yra kita diena ir orų prognozės pasitaisė, taigi aš keliauju Gorafės dykumos link. Wow. Važiuok, ką radau. Eik tu savo. Tokio dydį. Eik tu savo. Wow. Nu gerai. Galima važiuoti per tenai. Taip ir padarysiu. Eik tu savo, bet tai čia gali ir blogai baigtis. Vienas iš nedaugelio tikrų river crossinimų. Nu kaip tikrų. Nu faktiškai river crossinimas. Priekinis ratas nebesisuka. Oh my god. Atrodytų nedaug likti. Pažiūrėk. Kokie akmenys. Prilipę. Opa. Turim. Oh my god. Nu va. Antras batonas. Nu tiesiog neįmanoma. Priekinis ratas užsiblokuoja. Na ir buvo mano griuvimas. Nu kaip dabar. Pavargau, matomai. Eik tu savo. Matai kaip gaunasi. Niekad negalvojau, kad reikės nuimti bagažą, kad pakelt motociklą. Nu to dar betrūko. Kas iš tų 10 kg?
užsivest. Karočią. Eik tu satum, dar kaip kokios išgraužas. Šūdas. Priekinis ratas blokuojasi. Realiai reikia šitą išgraužą lysti. Nuo kitur nuslysiu. Fucking shit. Slysta. Gerai. Tegul sau slysta, jeigu nori. Iš čia jau nebebus, kur jam išslysta. Svarbiausia, kad nereiktų išsikelinėti jo. Eik tu savo, kiek jėgų kainuoja. Fakt, gali kliūti. Panašu, kad pasiekiau šitos kelionės kulminaciją. Paaiškinsiu kodėl. Turbūt man nepavyko įtarti, kad po stipraus lietaus ryte kelio sąlygos dykumoje bus labai sudėtingos. Iš tikrųjų, ant tiek sudėtingos, kad tas pažliugęs, smėlingas molis taip stipriai limpa ir yra slidus ir kimba prie ratų, besisukant ratui, jį taip užvelia, prikemša tarp šakių, kad realiai priekinis ratas blokuojasi, galinis ratas slysta, nepakanka galios, buksuoja, žodžiu, ant tiek sudėtinga, kad dabartinius kokius, nežinau, 3-4 kilometrus važiavau gal kokias 3 valandas. Taip aš įtariu, nenuėmiau laiko, nes kažkodėl tikėjausi, kad bus lengviau. Ant tiek sudėtinga, dabar užkilau į tokį kalną, kad, aišku, nemažai reikėjo gazo duoti. Ant tiek yra sudėtinga, kad man atrodo, aš turiu tokį įtarimą, kad aš sudeginau sankabą. Gėda, aišku, pripažinti. Ypač, kai tu stringi dykumoje, kur per visą tą laiką, nuo 11, kada aš čia atvažiavau, dabar yra 3:30, nei viena mašina nepravažiavo, jokio žmogaus, nieko, tuščia. Šiaip maršrutas dar driekėsi kokius 30 km.
bet rodos yra išsukimas į miestelį už 5 km. Bet koks skirtumas, jeigu aš dabar pabandžiau liktai, nevažiuoja tas motociklas, ratas nesisuka. Tai yra šiokia tokia problemėlė, nes man iki finišo lieka 12 dienos ir lieka kokie 300-400 km. Tai aš nežinau, kaip man pavyks. Bet tik nereiktų palikti čia naito motociklą. Tai va, nežinau, pabandysiu dar pavažiuoti. Jeigu pavyks, puiku. Jeigu ne, tada nežinau. Čia dar ir ryšio nėra. Bet jeigu filmukas šitas matosi YouTube'ai, tai reiškia viskas gerai baigėsi. Nu, bandom važiuoti. Lempa labai lengvai. Va. Galima be sankabos, ne? Viskas, panašu, kad motociklas nebevažiuoja, sankabos sudilo, pabandžiau kelis kartus, bėgis įsijungia tiesiog be sankabos, tai palieku motociklą, crazy, bet tai tiesa, ir einu pats peškom iki miestelio ir bandysiu susišaudyti autobusą iki Malagos, kad grįžčiau namo. O šitas motociklas turės palaukti geresnių laikų, jeigu jis tokių sulauks. Tai tiek, einu, žiūrėsim. Aš džiaugiuosi, kad mano spėjimai motociklo likimo nepasiteisino, nes vėliau sekė ypatingai stebuklingi, magiški įvykiai. Beidamas, aš šiaip nemažai labai nuėjau beveik 19 ar 17 km. Pačioj pabaigoje važiavo mašina, džipas. Aš paprašiau sustoti, jie mane pavežė iki miestelio, paleido, atėjau į parduotuvė veikia, nusipirkau atsigerti, nes buvau be galo ištroškęs visos kelionės metu, turėjau ten gal kelis šimtus mililitrų vandens. Aš buvau parašęs į Facebooką, kad ieškau, kas galėtų padėti, kažkokios tai pagalbos, nežinau, nes tas motociklas kitu atveju kaip ir liktų tiesiog dykumoj, nes man reikėtų po 2 dienų išskristi. Tai galvojau, aišku, kad sunku gauti sankabą va taip tiesiog dykumoj arba aplinkiniuose kaimeliuose, kur gal net kažkokių ten paprastesnių dalykų nėra. Bet aš galvojau, gal atsiras, kas gali, pavyzdžiui, jį iki kaimelio pavežti ir laisvai lieka kaimelėje. Tai parašiau į Facebooką, daug žmonių atsakė su įdomiais iš tikrųjų sprendimo būdais, kas labai patiko, bet vienas žmogus, jisai atrašė ne į komentarus, atrašė man žinutę ir pradėjo tiesiog šnekėti, paklausė, kaip sekasi, kur esu, kur motociklas, ar kažkokios reikia pagalbos, kokios konkrečiai būtų geriausia pagalbos. Ir aš jam numečiau, kad aš esu Gorafio miestelėje, tai tam pagrindiniam tos dykumos miestelėje. Ir jisai man atsakė, kad tam miestelėje gyvena Antonijo, kuris yra jo, neva, sakykime, pažįstamas. Motociklininkas mėgėjas, dedukas toksai, kuris galimai galėtų padėti. Sako, tu pabandyk nueiti į, dabar nepamenu kaip vadinasi, kažkokia tai, kažkoks baras. Gerai, aš susikraunu daiktus, įvedu į translate'ą, ką man reikės jam sakyti, nes, kad nereiktų tempt gumos, viską prieš tai suvedžiau, nueinu į barą, žiūriu, žmogus užrakinėja barą. Jau užklendė tas tokius grotas tokias ir užrakinėja. Ir aš dar iš tolo sakau, Antonijo, jisai, si. Ir tada sakau, moment, ir tada priejau, įjungiau aš jam translate'ą, susakė viską, jis išklausė taip rimtai, sako, vamos. Ir tada mes nuvažiavom pas vieną žmogų. Dar atkreipsiu dėmesį, kad kokios 10, 15, 30 sekundžių jis būtų išvažiavęs.
Bet mes nuvažiavom pas vieną žmogų, paklausėm, ar yra kažkokių tai galimybių pataisyti, ar kažką, priekabą. Jisai turi kabluką, gal į kabluką įdėti. Ne, nepavyko. Per didelis tas motociklas. Nuvažiavom pas kitus žmonės į tokią rančą, kur dedukas gyvena ir augina, praktiškai gyvena ant pačios šitos dykumos krašto, augina migdolus. Nu ir tiesiog gyvena savo gyvenimą. Atvažiavom, pasirodo, tas dedukas mane su mašina iki miestelio atvežė prieš tai. Atvažiavom, papasakojom viskas, kas vyksta. Sakė, no problemo. Pasėmėm priekabą, 1 valandą nakties, išvažiavom. Tenai yra maždaug apie, 20-19 km iki tos vietos, tai mes važiavom su mašina ir su priekaba. Besikratydami tenai, greitis maždaug ėjimo buvo, tai ten tikrai valandą ir važiavom iki to. Atvažiavom, vis dar buvo košė, bet jau buvo šiek tiek pradžiuvę. Pasikrovėm motociklą, 4 mes buvom ir šuniukas. Ir kadangi ten apsisukti neina realiai, visur turi važiuoti tik tai į vieną pusę. Tai pasikrovėm, kirtom tą ir važiavom per visas tas kelis kilometrus to purvo, bet stebėtinai, mašina daug geriau veikia. Neina įslysta į kažkaip, tai nei jos nutempinėja taip smarkiai. Grįžom 4 valandą, baigėsi gelbimo operacija ir visi nuėjo miegot. Dabar jau yra kita diena, puikus rytas, saulė šildo. Aš jau motociklą išsikėliau iš mašinos ir pavertęs, nuvaliau visą dangtelį ir taip toliau, viską nuėmiau, išsėmiau sankabos diskelius ir iš tikrųjų tai jie neatrodo taip blogai, kaip aš tikėjausi, kad atrodys. Tiesa, spalva yra pakitusi, tų tarpdiskių metalinių. Taigi, jie buvo užkaitę tikrai. Galbūt pavyks pašlifuoti tarpdiskius ir gal pavyks davažiuoti iki Malagos, kuri yra už berods 200 km nuo čia. Tai va, iš tikrųjų, vakarykštė diena realiai buvo pati kiečiausia šitos kelionės. Gal net ir visos kelionės su Suzukiu. Tai tikrai labai džiugina, kad net tokiose sudėtingose situacijose, kurių realiai mintyse atsisveikini su motociklu, gal net ant viskam. Va tai gaunasi, net nereikia net dienos, kelių valandų ir motociklas šalia, tik tai, kad detalės negali nusipirkti vietai. Taigi antras būdas, išėmiau, apačioje buvo tokia pagrindinė, sakykime, plokštelė, apatinė plokštelė. Aš ją išėmiau, fiksacijos žiedą įdėjau atgal, nežinau ar matosi, nesvarbu. Ir dabar šitą tarpdiskį dedu ant viršaus, reiškia, pastorėjo visas sankabos komplektas ant vieno tarpdiskio. Tai yra kokie milimetras su pusė. Tai va, dabar vėl viską sudedu atgal ir bandau antrą kartą. Oh my god! Šitas važiuos! Pavykus pataisyti motociklo sankabą, susikrovau daiktus ir atsisveikinau su savo šitos nuotykinės kelionės gelbėtojų Migeliu, be kurio pagalbos greičiausiai dabar sėdėčiau autobuse. Beje, kvietė dar užsukti, jeigu būsiu kada netoli, ir tikrai reiks, nes reikia dar sugrįžti ir veikti šitą dykumą. Laiko turėjau pakankamai, taigi neskubėdamas vėl per tą pačią dykumą, tiesa jau plentuku, miestelėse sustodamas suvalgyti pakeliai augančių mandarinų, judėjau Malagos link. Dabar jau yra kita ir paskutinė kelionės diena. Esu Malagos uoste, kur reikės sudaryti darbų ir reikiamų dalių sąrašiuką ir palikti motociklą kitam nuotykiui. Šioje kelionės dalyje nuvažiavau 2400 km. Maršrutas labai gražus, su nesibaigiančiais vingiuotais, kalnus kertančiais gruntiniais keliukais. Žmonės taip pat labai draugiški ir paslaugus, todėl tik geriausi atsiliepimai. Viskas, aš pakeliu namo ir iki kitų kartų. Čiau.